kokia dabar to piketo priežastis? Kodėl jūs organizuojate tą piketą? Taip, mes metus laiko dirbam, reiškia, taip, įmonėje, kurie turėjo darbą, kurie neturėjom, bet direktorius mus laikė ir mokėjo atlyginimus. Dabar mes gavom įspėjamuosius lapelius, kad, reiškia, jeigu situacija nesikeis, iki begalybės tai negali tęstis. Mes gavom įspėjamuosius lapelius, kad mus, reiškia, pervesti į kitus rajonus, į kitą respubliką dirbti. Aišku, mes šito nenorėtume. Mes norėtumėm dirbti Ukmergėje, nes mes dirbam, yra žmonės jau po 30 metų išdirbę. Tai mes skaitom, kad mes čia reikalingi. O ką galėtų savivaldybė padaryti, nes piketuojate prie savivaldybės? Taip, mums neleidžia dirbti, todėl kad yra paskelbta ekstremali padėtis. Bet kame jinai ekstremali? Kodėl jinai ekstremali? Pasibaigė šildymo sezonas, man atrodo, kad nebėra tam prasmės. O ekstremali tebėra, tai va, čia mums kliūdo. Mes turim viską, turim licencijas, turim viską, visus specialistus. Mes galim dirbti, tai kad nieks neleidžia. Kad piketas gali būti iki 10 žmonių be leidimo 75 metrų atstumo. Šitoj gatvės pusėje neišeina. Norite piketuoti, persikelti į kitą. Yra parašyta įstatymė, kad 25 metrai. 25 metrai nuo savivaldybės pastato durų. Kadangi savivaldybė yra šalia teismo, nepamirškite. Palaukit, ponai, mes vietos jums nenurodom. Buvo prašymas savivaldybei, jūs leidimo neturite. Turi būti išduotas pažymėjimas, kad jūs turite teisę čia piketuoti. Jo nėra, jūs pažeidžiat Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą. Esmė ta, kad šalia savivaldybės yra teismas. Teismas yra svarbiau už savivaldybę. Ir atstumas nuo teismo pastato kampo yra 75 metrai. Mes išmatavom, čia yra iki gatvės mažiau negu 75 metrų. Ir iki 10 žmonių grupė, viena grupė gali stovėti. Jeigu jūs norite piketuoti, persikilkite 10 žmonių, bet viena grupė. Taip. Tai yra kitoj gatvės pusė. Nuo kampo, ar ką čia nebus 75 metrų? Neklausykit viršininkai, nuo savivaldybės. Ne, nuo teismo. Teismas apima platesnę zoną negu savivaldybė. Šitoj gatvės pusėje nėra. Piketo tikslas yra, kad savivaldybė suteiktų mums, grąžintų mums teisę dirbti. tą darbą, kurį mes geriausiai mokame ir kur mes dirbome prieš visą šitą konfliktą. O kaip savivaldybė gali dabar grąžinti? Tai... Na, visų pirma, atšaukti ekstremalią situaciją, manyčiau, ir paprasčiausia grąžinti mums katilinės ir suteikti mums teisę vienu žodžiu grįžti į savo darbo vietas. Bet savivaldybė juk siūlė dirbti jos įkurtoje įmonėje, darbuotojams visiems. Na, mato, tie siūlymai buvo ganėtinai nekonkretus ir galima sakyti neoficialūs, nebuvo nei kažkokio tai raštiško siūlymo. O be to, kai mus išnuomavo 2001 metais, kada buvo sudaryta šilumos tinklų nuomos sutartis, paprasčiausia, kaip čia liaudiškai pasakęs, mus visus išnuomavo. Todėl, o dabar siūlė mums rašyti, pavyzdžiui, pareiškimus, kad išeinam iš miesto energijos savo norų. Ir tada mes būsim galbūt priimti dirbti į Ukmergės Šiluvą. Tai va, tai man atrodo, tai toks siūlymas, aišku, netenkino dirbančiųjų miesto energijos. Ir be abejo, jie su tuo nesutiko. O kai buvo išnuomotas šilumos ūkis, tai jūs nerašėt nei jokių atleidimų, pareiškimų, kad išeinat iš darbo? Mes nerašėm jokių atleidimų, mes paprasčiausiai pasirašėm po naują darbo sutartį, nes kadangi vis tiek keitėsi, sakysim, ir įmonės pavadinimas ir ten kai kurie kiti dalykai. Ir to viskas baigėsi, visi buvo priimti, kas norėjo dirbti, aišku, buvo pasiūlyta, kas nori dirbti, tai pagrindinai visi žmonės norėjo dirbti ir visi perėjo į nuomininkų gretas. Tai va, o dabar visiškai, kaip sakant,
mūsų visiškai kitom sąlygom mus atsijimti, vienu žodžiu. Kiek norėtų. dirba Ukmergiškių miesto energijai? 50 žmonių maždaug. Nu, tai, bet tai neturėtų pasibaigti, jeigu baigėsi šildymo sezonas. Taip turėtų, bet ne. Nes kažkaip tai užsitęsė. Čia visą kaltę metų įsibylų, suprantate, kad jisai ten kažką turi daryti. Nes tu įperkęs pas tave. Faktas, kad nėra specialistų. A kas čia potvinis Ukmergėje, ar kas? Ja, nu matai, tai pagrindinis reikalas vyrai buvogi kainos šiluminės energijos. Na, Kainos Kaina sumažėjo. Nu kas, nu aišku savaime. Nu. Ar jūs Tai mes skaičiavot visi savo būtas darbus? gyvenam šitą. Vyrai, 3 kartus. vyrai, aš galiu jums pasakyti atvirai nuo dušės. Aš savo gyvenime, ko nežinojau, nekalbėjau, ko nemokėjau, nedariau. Tas, kas buvo Ukmergėj katiliniai su kainom pridaryta, Atsisų darbo vietą. va, nu tai jumgi buvo, Kas mums buvo, kas mums buvo? Mums buvo pasakyta, 12 valandą ateinat pas mus dirbti. Tai kaip mes iš vienos įmonės nubėgam, paduodam, kas atleistų. tuos reikalus Nepasakok. visos meras sprendžia, buvo straipsnis laikrašty parašytas. Straipsnių galima užsakomųjų prirašyti Nu, 15. nežinau. Buvo parašyta, kad visus priims į darbą. A kokiom sąlygom? Kokios garantijos buvo, kad Kokios priims? garantijos? To nežinojau, kokios tai jūs labai visus blogai. priėmė. Ką čia šnekėjai? Mums organizacija kas? vykdyta. Buvo pasakyta, iki 12 valandos ateini Vyrai, dirbti. dėl kainų nuo pradžios iki galo turiu išnagrinėjęs viską. Tai man atrodo vietoj šitos bobas, kur kubiliui vadovauja. Nu ta, kaip ten? Finansų Šimonytė. ministrė, galim ten dirbt, Čia per Balavagių žemas Ukmergė. lygis. Vat vietoj Šimonytės galėtum dirbti pats. Ne, aš jų manį didesnį reikia, aš savo gyvenime jau, kad dirbu, atidirbau. Nu tai ko čia atėjo lengvai dabar sprendžiant? Nu, Kad reikia kas davesti. tave išrinko, man įdomu. Davesti reikia iki galo.